Labas, mėly. Labai jūs malonu matyti čia, mano YouTube'ės kanale. Sveiki atvykę. Susitinkame labai šaltą sausio dieną. Šiandien net -18. Kviečiu jūs paspausti subscribe mygtuką. Sveiki, mėlieji! Taigi susitinkame naujame video. Labai džiaugiuosi jūs čia matydami šitame kanale. Metai labai man svarbu šie, nes turėjau savo kanalą, tai yra metus laiko, jau virš metų tiksliau, dedu į YouTube video ir galvoju padarysiu tokį įdomesnį video šį gamtoje, kaip tik yra labai šalta. Tai šiandien yra -18 laipsnių, kai važiavau mašinoje buvo. Tai iš tikrųjų šalta diena pasirinkti, bet idealesnės dienos net nesugalvočiau, nes turime saulę pagaliau, kurios nebūna dažnai Vilniuje dėja, bet gruodžio ir sausio mėnesiais dažniausiai būna labai keletą valandų tik tai ta saulė. Tai per gruodį mes turėjome 2,5 valandos saulės, tai nežinau, sausį gal geriau bus, nes kol kas atrodo visai neblogai. Šiandien visą dieną, man atrodo, nusimato tokia saulėta. Tai va, tai galvoju, kodėl nepadarius tokia įdomesnio video prisėdamoje, pašnekamoje ir pasilgau jūsų. Ir labai daug sniego turim, prisnigė yra užšalęs ledas. Tai kaip tik va, kai jau čia prie salotės, galvoju, nueisiu prie eketės. Pas mus yra eketė išmušta prie salotės ežero. Vienoj vietoje čia toliau biškino pagrindinio paplūdimio į dešinio. Tai visada ten gali rasti, kas maudosi ir galvoju, ar man pasiseks šiandieną užtikti, kad kas nors maudytųsi ir leistų man biškį pafilmuoti. Tai pavyko, kaip tik maudėsi pora, ar nežinau, sesė su broliu, neįsivaizduoju, nepaklausiau, bet mielai sutiko, kad nufilmuočiau jos, kaip jie lenda į eketę, tai pasižiūrėkite, kaip jie tai daro. Šalta atrodo. Sėkmės. Tu gali. Tau pavyks. Kvėpuoti. Eik tu savo. Dabar -18 laukia. Wow, dar ruošiasi vyras. Siūlau visiems. Wow, man čia labai didelė motyvacija iš tikrųjų. Tau biškį per maža duobė. Ne tokia gili. Jo, man biškį taip iki kelių. Reikia atsisėsti ant šito. Eik, tu su. Kaip niekur įlindo. Wow! Ok, šaunuolis. Pavarėt, chebra, šaunuoliai. Aš pati labai noriu iš tikrųjų sugrįžti maudytis į šaltą vandenį, bet kol kas dar šiek tiek jaučiuosi tokia, žinote, po nėštumo, po gimdymo, dar po žindymo neatsistačiusi tokia, žinote, netokia stipri, bet turiu planuose pradėti nuo pavasario maudytis, kada bus biški netaip šalta. Jau vanduo atstingęs bus ir būna toksai labai šaltas vanduo, bet dar, kaip sakant, įmanoma įlysti. Tai šie metai iš tikrųjų buvo, kaip ir sakiau, labai daug kupini visokių naujų dalykų, naujų patirčių. Tai gimė Austėja, mano nuostabi dukra, vaikas, kokio aš labai laukiau. Ir buvo visokių kliūčių nėštumo metu. Pasakojau per savo gimdymą, man atrodo, istoriją daugiau tų dalykų, bet Austėja turėjo patologinę ligą, ventrikumegalį. Jeigu ta smegenų dalis nedidėja ir nesiplečia, tai tie vandenys, tiksliau, nedidėja ir nesiplečia, tai viskas gali būti, kad kai gimsta vaikas, viskas susitvarko. Tai ačiū Dievui, taip ir buvo su Austėja, tai iš tikrųjų patyriau ir depresiją pogimdybinę po gimdymo ir suprantama dabar aišku, kodėl patyriau, nes labai iš tikrųjų pergyvenau dėl to, kad jinai nebūtų neįgali.
nes pati turiu patirties su neįgaliais žmonėm, tai yra mano brolis yra neįgalus, jis nėra fiziškai neįgalus, bet yra protiškai atsilikęs, turiu ir pusseserę, kuri yra su Dauno sindromu ir kitais ten sindromais, tai iš tikrųjų vaikystėje turėjau daug patirties su tuo ir mačiau, kokiame sunkume gyvena tėvai ir nežinau, tokie apriboji savo gyvenimą, tai kažkaip labai norėjau, kad Austėja gimtų sveika, laiminga ir žinot, viskas, ko noris mama iš tikrųjų apie vaiką. Labas rytas, Austėja. Labas rytas, gražuolytė. Ką tik atsibudom? Ne ką tik atsibudom prieš valandėlį jau. Tai pavalgėm, tai pasiliuliavom, tai pavaikščiom, ant pilvuko pagulėjom. Kokią mankštytę padarėm. Bet viskas dabar, man atrodo, jau po truputį grįžta į savo vėžes, nes prieš mėnesį gerą jau nutraukiau maitinimą, nebemaitinau Austėją savo pienu ir galiu pasakyti, kad po truputį jau pradedu jaustis savimi. Ko palinkėčiau galbūt ir savo, kartais tiesiog nebijoti atsitraukti nuo vaiko, nes žinau, kaip tai yra, kaip mama nori dažnai būti su tuo vaiku ir kaip norisi visada būti šalia, bet dabar, kai jau nebemaitinu, vis galiu kažkur ištrūkti, paeiti, nueiti, pavažiuoti. Tai stengsiu tą laiką išnaudoti iš tikrųjų video kūrybai ir savo idėjoms kurti ir savo norams realizuoti. Per trumpas yra gyvenimas, matyt, kad save stabdyti, ypač dabar aš jau pradedu suprasti, ko vyresnė daraus, nežinau kaip jums, bet ko vyresnė daraus, pradedu suprasti, ant kiek tai yra trapu gyvenimas, ypač kai tokių visokių ligų ir skausmų patyriau per tą laiką ir pradedu suprasti, kad tas kūnas toks gležnas, tai šiam pasauliu, tai tiesiog pasigerėti to, ko mes turime, tokią gamtą Lietuvoje. Dabar taip sustojau ir taip tylu čia. Net genys girdisi kaip kala. Iš tikrųjų, įdomus metai, sudėtingi, kas auginate vaikus, tikriausiai irgi žinote šitos dalykus, visus niuansus, kai būna nelengva, kiti iš viso po kelis vaikus iš karto pagimdo, tai iš tikrųjų daug savęs paaukoji. Iki šiol dabar galvoju, kad buvau labai savanaudiškas žmogus. Na, manau, kiekvienas mes esam savanaudiškas, kad pasidarytumėm savo dalykus, sąlygas, kad galėtumėm auginti savo vaikus. Bet dabar, taip pagalvojus, kiek savęs reikia atiduoti tam mažam žmogui, mažai asmenybei, kuri auga. Supranti, kad viską padarysi dėl to žmogaus, nes jis yra, tavo šeimos narys ir viskas, ir to pasakyta, tu nežinai, kaip kitaip besielgti, tu tiesiog gini, myli, globoji, rūpinės, mokini, kuo gali asistuoji, tai galima sakyti, aš net tokį mintį pagalvojau, kad esu Austėjos asistentė visom paslaugom, tai man iš tikrųjų malonu tai daryti, dabar ypač, galbūt, sakyčiau, dauguma žmonių minėjo, o čia vaikas pradės vaikščioti, kai bus labai sudėtinga, nes vaikas visur lipa, ropšės, eina, lipa, ima daiktus ir panašiai. Na, žinot, reikia tos priežiūros pas tavęs. Aš susikūriau tokius namus, kur vaikas gali viską imti, čiupinėti, kur nėra kažko labai pavojingo. Jeigu yra pavojinga, jeigu paima, aš tada pakeliu aukštyn ir taip po truputį tobulinu tą sistemą, bet nežinau, man šitas kažkaip niekaip dar nebuvo blogai. Ir man iš viso šitas laikotarpis, Austėjai dabar yra metai ir mėnuo, šitas laikotarpis, tiesiog nuostabus. Jinai nuostabi yra mergytė. Būna visko, aišku, kai dygsta dantis ir panašiai, žinot, mamos, bet, žinot,
iš tikrųjų, man šitas laikas yra pats geriausias, nes man daug sunkiau buvo, kai vaikas buvo visiškas kūdikis ir ant rankų, ir migdymai, ir maitinimas, ir krūtimi. Buvo tikrai intensyvus laikas ir bemiegės naktis. Na, žinote, kai tu esi nepailsėjęs, tu tiesiog negali funkcionuoti kaip žmogus, tai tiesiog atlieki savo pirminės funkcijas ir viskas. Na, vaikai, galima sakyti, yra mokytojai, nes iš tikrųjų daug kantrybės manęs mokina Austėja, ko labai mažai turiu iš tikrųjų kantrybės, ir kiekvieną dieną jinai mane to mokina ir aš vis bandau rasti būdų, kaip tą kantrybę platinti, didinti tą taurę, kurią prisipila, ir kad per kraštus netekėtų, vis didesnę taurę bandau pasiimti ir kažkaip laviruoju. Na, dabar Austėja jau aišku jau vaikšto ir ant sniego visai neblogai vaikšto. Tai aš esu labai laiminga, kad jinai spėjo išmokti vaikščioti prieš žiemą. Jau grinai buvo, atsimenu, paskutinė diena ir jau kitą dieną prisnigo ir Austėja jau visai neblogai vaikščio. Tai dabar jau ir į lauką galim išeiti ir nuo kalniuką načiuošti, tai tas irgi labai smagu. Tai nekantrauju labai vasaros iš tikrųjų ir laukiu, kada galėsim labai daug įdėti, vaikščioti ir veikti veiklas. Tai tokie trumpi pamastymai ir iš tikrųjų labai noriu Jums padėkoti, mielieji, kad vis palaikote mane ir pakomentuojate gražius komentarus ir, nežinau, jaučiu tokią atsakomybę prieš Jūs padaryti tą video, jau pradėjau jausti, nes žinau, kad nori susigraudinti, nežinau, kad kažkas Nežinau, kad kažkas laukiate mano video, taip pat kaip aš kai kurių laukiu žmonių, kada įdės video, kaip aš jaunesnė, kai buvau, žiūrėjau tos video ir man būdavo svarbu tie įkeliami video, jaučiausi kaip draugė su tai žmonėmis, nes neturėjau labai daug draugų, tai jaučiu atsakomybę prieš Jūs taip pat atiduoti savo duoklę ir parodyti tas video ir nuoširdžiai bendrauti, kalbėti, kad jaustumėtės ne vieni, esame kartu. Dabar yra galbūt kažkam juoda, kažkam balta, bet pasaulis yra spalvotas ir daug visokių spalvų turi, tai nenusibrėžkime labai kažkokių kraštutinumų. Ir įveikime visas baimes ir pakovokime už savo gyvenimą, už savo tikslus. Gražiausiams dienos ir gražių ateinančių metų ir tikiu, kad viskas tik į gerą. Sėkmės, iki, myliu Jūs. Ate. Sveiki, mielieji, taigi labai malonu susitikti vėl. Aš šiek tiek čia jau vėliau kalbu, bendrauju su Jumis šiame video, bet norėjau padaryti tokią užbaigiamą dalį apie tai, kad jau pasileido mano Contribui platforma, tai ten yra paskyra, kur galite mane paremti ir mano video turinį. Ten bus keliamas video turinys, nauji vlogai, taip pat temos apie motinystę, pokalbiai su mamomis. Tai kam nesunku, būtinai nueikite, pažiūrėkite, o jei galite ir paremkite mano kuriamą turinį. Tai esu labai laiminga, kad Jūs turiu. Ir iki pasimatymo kitame video. Myliu, ate.